ne kada nors po savaitės kitos, bet dabar aš jau sveikinuosi su mūsų, dabar verčiasi kaip tik, palaukiam kelias sekundės ir mes tada pratęsime, nes ta dalis vis tiek jinai išeis visiems ir visiems žiūrovams. Ir čia mes tada... Taip, mes dabar sveikiname su kanalo nariais ir aš tiesiog norėčiau, kad mes jūs norėjote pabaigti dar vieną versiją dėl Palucko. O dabar sąmokslo teorija. Ar Palucko byla nėra pagrasinimas ponui Landsbergiui? Vat pagalvokim ir per tokią formą. Ir ką reiškia tai konservatorių partijai, kurioje prasidėjo brūzdėsiai, kad Kasčiūnas blogas yra vadas ir ten, ir atsimenat, ir Maldeikis apie tai, ir ten visi, ir Landsbergis jau prasidėjo kalbėti. O negalvojat, kad čia yra su šitu ikiteisiniu tyrimu nušaunami du zuikiai? Čia sąmokslo teorija, bet paprastai sąmokslo teorijos neretai netoli nuo tiesos yra. Ir tai yra Kasčiūnui gelbėjimosi ratas ir Landsbergiui pasakymas, dar pasidėk truputėlį savo tam institutė. Palaistik tą alyvmedį, po kurio žmona prausėsi. Čia tikrai neatmeskit ir tokios versijos. Nes... Ir tai pačiai Navickienei. Taip, artimam Landsbergio žmogui. Aš tai visą laiką prisimenu, kad augalininkystės tarnyba, tai pirmas jos viršininkas irgi buvo Čijauskas ponas. Taip. Landsbergio uošvis. Tai žinot, čia visa ta šeima jinai yra taip smarkiai susijusi, pripėdavusi mūsų tą ir tą oficialią ir kriminalinę istoriją. Dabar aš kviečiu jūs papasakoti vis dėlto, va tą jūsų dvikovą su Nausėda. Nes tai yra ypatingai įdomu. Niekas nepastebėjo, išskyrus jūs, kad Nausėda atnešė į Seimą antrą Stambulo konvenciją. Ir 72 lytis dabar jau... Taip, iš tiesų 2026 metų balandžio 20 dieną, stebėkit koks greitis, Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda pasirašo dekretą, kuriuo teikia Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 2019 metų Ženevoje priimta Tarptautinės darbo organizacijos konvencija numeris 190 dėl smurto ir priekabiavimo darbo pasaulyje panaikinimo. Pavadinimą, žinokit, aš kaip pamačiau dėl smurto ir priekabiavimo darbo pasaulyje. O kas yra darbo pasaulis? Darbo pasaulis. O kas yra tinginių pasaulis? Komunistinių šūkių. Šalis? Apversim pasaulį. Aš kaip perskaičiau, sakau, komunizmo reiškia. Na ir toliau antras straipsnis šito dekreto sako, kad nustatau, kad šį dekretą Seimui pristatys socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė, jei negalint dalyvauti, ten visi kiti. Ir pasirašo Gitanas Nausėda. Tai yra Gitano Nausėdos rezoliucija. Dabar žiūrėkit, kas yra tai per konvenciją. Iš principo, pavadinta labai skambiais pavadinimais, konvencija numeris 190 dėl smurto ir priekabiavimo darbo pasaulyje panaikinimo. Reiškia, prieš smurtą ir prieš priekabiavimą. Primenu Stambulo konvenciją, kuri yra 72 lytis ir socialinė, tai vadinamoji lytis, tai realiai tai 72 lytis, yra irgi būtent apie smurto panaikinimą. Labai tokia taurus tikslas, kas gali prieštarauti, kad reikia panaikinti smurtą arba priekabiavimą. Vienareikšmiškai reikia panaikinti. Bet velnias, kaip ir toj konvencijoje, taip ir šitoj konvencijoje slypi detalėse. Cituoju lietuviškai preambulę, kurioje sako, smurtas ir priekabiavimas dėl lyties daro neproporcingai didelį poveikį moterims ir mergaitėms ir pripažindama, kad įtraukus, integruotas ir į lyčių aspektą orientuotas požiūris, kuriuo vadovaujantis kovojama su pagrindinėmis priežastimis ir rizikos veiksniais, įskaitant lyčių. Stereotipai atsiranda, lyčių stereotipai nuo šiol atsiras. Daugialypės ir susikertančios diskriminacijos formas. Aš Seime klausiu, sakau, ką tai reiškia? Nes teisėje tokių dalykų nėra Lietuvos. Ir nelygybė dėl lyties pagristus galios santykius. Sakau, kas yra nelygybė dėl lyties pagristas galios santykius? Ir taip toliau. Ir čia dar, sakyčiau, pusė bėdos. Dar čia kažkas tokio. Bet įdomiausia yra apibrėžtis. Apibrėžtis, cituoju lietuviškai, savoka smurtas ir priekabiavimas dėl lyties. Ką tai reiškia?
Tai reiškia smurtą ir priekabiavimą nukreiptą prieš asmenis dėl jų lyties arba neproporcingai paveikianti tam tikros lyties asmenis, įskaitant seksualinį priekabiavimą. Dar kartą pacituoju, kad įsidėmėtumėt. Priekabiavimas dėl lyties reiškia smurtą ir priekabiavimą nukreiptą prieš asmenis dėl jų lyties. O dabar, ir čia yra oficialus vertimas, autentiškas vertimas, vyriausybės kanceliarijos departamentas, administravimo departamentas, Dalia Čekatauskienė. Parašas, viskas oficialu. Ir dabar dėmesio. Originalas. Originalas anglų kalba. Kas yra smurtas dėl lyties arba priekabiavimas dėl lyties? Volia. Gender-based violence and harassment means violence and harassment directed at persons because of their sex or gender. Kitaip tariant, anglų kalba kalbama apie biologinę lytį, kad reiškia smurtas dėl lyties ir priekabiavimas dėl lyties yra priekabiavimas dėl biologinės lyties ir dėl įsivaizduojamos socialinės lyties, tų 72 lyčių. Gender, jo. Ir pavadinimas netgi to yra pas mus verčiamas priekabiavimas dėl lyties, o čia tiesiai sako gender-based violence. Socialinės lyties, priekabiavimas dėl socialinės lyties. Bet žinot, kas mane... Žiūrėjau, mes vėluojame tą traukinį. Jau tas traukinys nuvažiavo seniai, jau kiti išlipa iš jo, o mes dabar... Mes dar stengiamės pasivyti. Bet pažiūrėkit, va dabar parodysiu. Va. Žiūrėkit, kaip atrodo Seimo balsavimo rezultatai. Žalia viskas. Čia po pateikimo? Čia po pateikimo. Pirma, ir žalia. 4 prieš. Ir aš tada klausiu, pagrindinį klausimą, aš dar nebaigiau šito konteksto, dėl kad, žinot, kas man įdomiausia yra? Ir man... Jinai jau ratifikuota, ar čia... Ne, jinai... Dar liko 2 balsavimai. Svarstymas ir priėmimas. Bet žinot, kas mane labiausia sukrėtė? Kad ir aš net meščiau čia ir tyčios. Negali taip vertėja išversti teksto anglų kalbą į lietuvių kalbą. Nes lietuviškam tekste jis yra nekaltas. Jo! Tai gal Seimo nariai ir perskaitė. Bet žinot, aš kaip teisininkas, aš žinau, ką daro tarptautinė darbo konferencija ir aš žinau, kokius dokumentus priima ir kokią ideologiją jinai neša. Taip. Ir aš tyčia paėmiau ir atsiverčiau originalo kalbą, nepaėmiau vertimą. Ir kai pamačiau, kad tai yra gender-based ir kur labai aiškiai apibrėžia, kad priklauso nuo sex or gender, tai yra nuo lyties ir socialinės lyties, o pas mus išversti tik apie lytį kalbėti. Na tai klausykit, tai aš netyčia, kad praleisti tokį vertimą, tuo nelabai tikiu. Ir, svarstau apie tai, ar nevertėtų pasikreipti, pradėti. Ar Seimo nariai nėra sąmoningai klaidinami? Taip. Nes, vertėjas, jeigu jis pasirašo, kad tai yra geras ir tinkamas vertimas, ir jeigu toks vertimas nėra tinkamas ir geras, jisai atsako kaip valstybės pareigūnas. Ir tai yra baudžiamoji beje atsakomybė. Čia ne administracinė atsakomybė. Tai šitą klausimą kelsiu, bet žinot, vėlgi mes tik kalbėjom apie prokuratūros, nepriklausomumą, taip plačiaja prasme. Ašgi buvau pradėjęs prie Jasiukevičiaus bylą, tai nieko nepešiau nei prokuratūroje, nei teismuose, nors pas jį ten riebiai, ten į visus galus eina. Tautinė neapykanta, kalbininkai, kai buvo paskirta, ekspertizė, policija aiškiai atsakė ir prokuratūra aiškiai atsakė, taip, neapykanta akivaizdi, ten tiesiog terminija visa yra neapykantos, bet kai reikia pradėti ikiteisinį tyrimą arba patraukti baudžiamojon atsakomybėn, Jasiukevičiaus nepatraukė. Spręskit kodėl. Tai ir čia aš, turint minty politinį kontekstą, manau, kad tai gali nebūti, bet čia jau per daug akivaizdu yra. Tiesiog, kai neišverčiami reikalingi žodžiai, terminologija, tai jinai kelia rimtų abejonių. Tai šitą dalyką aš neapleisiu. Ir žinot, kad gyventojai suprastų, tai originalo kalba yra esminė kalba konvencijos, nes Lietuva, tai kad jinai užsiverčia savo autentiškų vertimų, bet jai galioja turinys ir aiškinama šitą konvenciją bus pagal originalo kalbas, tai yra anglų ir prancūzų. Taip. Tai štai turim tokią situaciją.
Jo, šitą situaciją aš iš tikrųjų stengsiuosi, kad aš noriu tiesiog paklausti kanalo narių, ar jie sutiktų, kad mes kuo greičiau šitą mūsų pokalbio dalį atskleistumėm ir likusiai mūsų bendruomeniai, kuri nėra kanalo nariai, nes čia svarbu sužinoti. Dabar dar vienas dalykas, kuris įvyko Seime ir kurį reikia komentuoti, tai yra, va čia jau pasižiūrėkite tokį video, nedidelis video apie kaip buvo svarstoma Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, nuspręsta KGB bendradarbių paviešinimo tą projektą atmesti. Ir va čia va keletas tokių epizodų iš to viso reikalo ir aš norėčiau paklausti jūsų kaip teisininko, o šiuo atveju čia teisiniai argumentai ar kokie nors kiti yra šitam visam reikalui? Tai gal eikim tiesiog prie svarstymo iš esmės, nes jeigu mes iš esmės projektą siūlysim atmesti, tai tada nežinau, ar yra daug vertės Teisės departamento pastabas atskirai svarstyti. Laurynas Kasčiūnas. Kadangi labai daug rizikų nacionaliniam saugumui, vien jau tai, kad bendradarbiavę su KGB galės panaikinus šitą įstatymą dirbti aukštose valstybės postuose, tai čia toks ypatingai grėsmingas dalykas ir gali būti išviešinta visa ne tik apie jos informaciją, bet išviešinta informacija apie tai, ką jie papasakojo valstybei, kaip KGB veikia Lietuvoje, juk toks ir mūsų sumanymas tų papasakoja visą metodologiją ir už tai gauni prisipažinusio statusą. Tai akivaizdu, kad jisai netvarkingas įstatymas ir šitoj vietoj be jokios abejonės aš manau, kad tokiam įstatymui pritarti negalim. Viktorija Čmilytė Nielsen. Už komiteto siūlymą, už atmetimą. Ingrida Šimonytė. Ačiū labai. Man atrodo, labai ribotos galimybės yra šitą projektą kažkaip padaryti geresnį ir jeigu jau taip atsitiko, kad valstybė kartą davė žodį, tai man atrodo, valstybė neturėtų to žodžio kaitalioti, kad ir kokia jinai būtų savo žodžio šeimininkė. Tai pritariu siūlomai komiteto išvadai projektą atmesti. Ačiū. Įstatymo projektas pagal mūsų balsavimą yra nepritarti. Na va, toksai sprendimas. Ir Čmilytė Nielsen, pirmas klausimas, trumpas, jinai neturėtų kaip viešų privačių interesų genama tiesiog nedalyvauti šitam balsavime. O ką jūs turit minty? Tėtis, KGB rezervistas, senelis, su tanku atvyko, gal ten ne nuo KGB, bet labai ten draugų turėjo. Čia turbūt reikėtų taip žiūrėti, jeigu manyti, kad jos aplinkoje yra daugiau tokių, arba jinai pati tokia yra, tada taip. Bet tai, kad jos tėtis, jeigu jūs sakot rezervistas, tai reiškia, tai yra jau paviešinta ir žinoma, tai čia nieko tas įstatymas jai nepakeis. Tai čia, bet jis gali nepaviešintų draugų turėti. Taip, tai būtent. Tėtis galėjo patarti. Jeigu aplinka, jinai arba aplinka jos, tai tada... Jis gali paprašyti, kad dukrelė, neskriausk mano aplinkos. Taip. Mano agentūra iš... Aš kitaip pasakysiu, gerbiama Rūta, reikia pasimokyti, kaip gerai dirba KGB tinklas. Taip. Jis tiesiog unikaliai gerai dirba, nes sugebėjo įtikinti mūsų valstybę ir apkvailinti dalį gyventojų, ne visus, bet dalį gyventojų, kad neišviešinimas, tai yra valstybės žodžio vykdymas, įsipareigojimas, kažkokio tai žodžio, kurio aš negirdėjau, kad valstybė būtų tokį davus, bet tai yra valstybės žodžio vykdymas, na ir kad tas išviešinimas dargi pakenktų valstybei. Jūs įsivaizduojate, tai dalis žmonių yra įsitikinę, kad KGB sąrašų paviešinimas pakenktų valstybei. Taip, tai čia tas pats, kaip pasakyti, kad juoda yra balta, nes sąrašų paviešinimas tų KGB darbuotojų jisai atvirkščiai atpalaiduotų tuos asmenis ir mus visus nuo įtarimų, abejonių ir nuo jų kontrolės ir šantažo. Ten buvo dar viena geniali mintis išsakyta, kad paviešinimas agentūros, jisai galėtų atskleisti KGB darbo metodus Lietuvoje.
Tai čia, jeigu iš tikrųjų taip būtų pasakyta. Čia Kasčiūnas. Jo, čia Kasčiūno žodžiai, aš Kasčiūną cituoju. Tai valio, tai žmonės žinos, kokiu būdu veikia KGB. Kodėl jos reikia KGB slėpti? veikla tam tinklalapyje yra išsamei visos instrukcijos ir metodiniai nurodymai išviešinti. KGB veiklos metodus. Klausykit, tai man tada toks šypsena kelia, tai Kasčiūnas dirba NSGK komiteto nariu, jis buvo krašto apsaugos ministrų, nuolat apie tą tematiką kalba, jis mažai turbūt knygų skaitęs, nes yra pilna knygų apie KGB veiklos metodus, kurios yra viešai paviešintos, kur KGB agentai yra išvykę ir labai garsios ledlaužis, tarkim, ir visos kitos, kur KGB agentai yra išvažiavę į Jungtinės Amerikos valstijas ir kitur ir parašęs ten didžiulius romanus ir knygas autobiografinius. Tai keista, kaip tiesiog konservatoriai kaip visą laiką kvailiais laikos. Tai net yra perleistos jau čia nepriklausomybės laikais yra perleistos KGB instrukcijos buvusios. Lietuvių kalba net. Man tai apibendrinant, akivaizdu, kad tai yra politinis sprendimas ir pasakysiu labai aiškiai, niekada niekas neslėptų jokių sąrašų, jeigu po jais nebūtų ryškiausių asmenybių. Taip. Aš galvoju ir esu tikras, dėja, bet ko gero manęs jau tuomet nebus, kaip po 70 metų jie išviešins tuos sąrašus, taip spėju, nebent genų inžinerija kažką sukeis, bet ko gero mūsų jau nebus, bet tie, kurie po 70 metų skaitys šitos sąrašus, pamatys pačias ryškiausias politinės figūras, vien tik dėl to šitie sąrašai yra neišviešinami. Tai yra mano prielaidos ir aš turiu tam pilną pagrindą galvoti taip, nes jeigu tai būtų, žiūrėkit, kaip mums teigia, kad kažkokie nereikšmingi, ten dabar jau pensininkai, ten ar dar kažkas. Viena vertus pensininkai, kita vertus jie gali dirbti valstybės tarnyboje aukštose pareigose. Aš galvoju, kad tai yra tiek ryškios asmenybės politinės, kad šitų sąrašų atskleidimas padarytų didžiausią skandalą ir didžiausią bombą sukeltų Lietuvos politinėje padangėje. Panašią, kokią kažkada sukėlė jūsų parašyta knyga, beje, jau ją pamiršo daugelis bet jinai yra. Apie ponę Grybauskaitę. Bet tai ir apie poną Landsbergį, ten yra ta dalis, kurioje jisai vaikšto į KGB tuos, kaip ten vadinasi, konspiracinius būtus. Ir tai jau yra verbavimo pradžia. Taip kad apie tokius dalykus jisai net pats yra pasakojęs, taip aš jau turiu įtarimą, kad jisai galėjo suvaikščioti į tą komisiją dėl ko nors. Tai dabar dar vienas momentas, kur čia jau jūs turite būtinai paaiškinti, kaip tai reikėtų ir kodėl tai buvo visiškai nutylėta ir apsimesta, kad neįvyko. Aš dabar dirbau labai kruopščiai ir paslėpdama tas pavardes Bartoševičiaus aukų, jų mamų, kurios buvo staiga paviešintos per LRT tiesioginę transliaciją iš nuosprendžio Bartoševičiui paskelbimo. Visų pirma, teisėjas, atsistojęs prieš kamerą, pasakė vardus ir pavardės mamų ir vaikų. Ir jūs galite tą video dabar pamatyti. Iš nuteistojo Kristijono Bartoševičiaus priteista nukentėjusio atstovai pagal įstatymą ir civilinį ieškovai turtinės žalos atlyginimą padidinti iki 5700 eurų. Iš nuteistojo Kristijono Bartoševičiaus priteista nukentėjusiojo atstovai pagal įstatymą ir civilinį ieškovai turtinės žalos atlyginimą padidinti iki 3400 eurų. Nuteistajam Kristijonui Bartoševičiui paskirtų bausmių ir kitos nuosprendžio dalies nekeisti. Nuteisto Kristijono Bartoševičiaus gynėjo apeliacinį skundą atmesti. Teisėjai Šrabielskė, Jolanta Čipukienė, Lina Šiukštė, teisėjų parašai. Tai toks mūsų nuosprendis. Bartoševičiaus kaltė jokių abejonių nekelia. Taip pat kolegija padarė išvadą, kad bausmės Kristijonui Bartoševičiui paskirtos ir už atskiras nusikalstamas veikas ir paskirtoji jam galutinė subendrinta bausmė yra teisingos. Mes atkreipiam dėmesį, kad dėl bausmių argumentai buvo dėstomi visuose paduotuose apeliaciniuose skunduose, prokuroras ir dviejų nukentėjusiųjų
atstovės pagal statymą, jų motinos prašė bausmės griežtinti. Būtina įvertinti čia keletą aplinkybių sprendžiant klausimą dėl paskirtų bausmių. Visų pirma, iš tikrųjų reikia pripažinti, kad nuteistasis tik tai išimtinai teigiamai charakterizuojamas, ne tik neteistas, bet neturi jokių kitų duomenų jo asmenybę neigiamai apibūdinančių. Padarytas tos nusikalstamos veikos, nors jų yra net keletas, bet irgi pagal pavojingumo laipsnį, vertinant ypatingai seksualinį prievartavimą, jos nėra didesnio pavojingumo laipsnio negu tipinės tokio pobūdžio nusikalstamos veikos. Kita vertus, būtina žinoma atsižvelgti ir į tai, kad nuteistasis nusikalto aiškiai neatsitiktinai, padarė nusikaltimus prieš keletą vaikų. Tos nusikalstamos veikos tęsiasi, prieš vieną iš nukentėjusių veikos darytos netgi 2 metus iš eilės. Tai rodo jo asmenybės pavojingumą. Tai vat įvertinus visas šitas aplinkybės, mes manom, kad paskirtos jam būtent terminuoto laisvės atėmimo bausmės, kurios nors šiek tiek ir mažesnės už sankcijų vidurkius, bet nėra artimos ir sankcijos apatiniai ribai, faktiškai atitinka ir padarytų nusikaltimų pobūdį ir nuteistojo asmenybę. Pirmas klausimas, kas rašo tas gerasias charakteristikas Bartoševičiui? Kas parašo? Oi, sunku pasakyti man. Kad darbdaviai, tai jo darbdaviai buvo Šimonytė, Seimo kanceliarija. Nu, Ir LRT ten šitagi Haroldas Mackevičius. Tai, žinot, advokato čia darbas, išklausti Bartoševičiaus, kas galėtų tai padaryti ir pasiūlyti jam, kad tos būtų teigiami atsiliepimai apie jį, dėl to, kad tai lengvina, tą atsakomybę gali lengvinti, vėlgi ne visais atvejais tai paveikia. Tai čia sunku pasakyti, man aišku, mes nesužinosim, tik tai susipažinę su byla, bet tos dalies. Bet turbūt, kad tai yra tie darbdavių aplinka, kuris yra dirbo, tai turbūt, ką jūs ir minėjot. Haroldas, Šimonytė. Taip, daugiau nelabai, nes kanceliarija negali, nėra Seimo nario darbdavys. Gerai, tada einame prie to, ką teisėjas padarė ir ką po to LRT. Aš tiesiog žiūrovams pasakysiu, kad LRT gali aiškinti, kad pavyzdžiui, kad tiesioginė transliacija vyko, bet visam pasaulyje, kai tokie dalykai yra transliuojami tiesiogiai, yra nustatoma 30 ar kažkiek tai sekundžių pavėlavimas, kad būtų galima tokią neleistiną informaciją, neleistiną draudžiamą turinį iškirpti, neištransliuoti, neparodyti. Šiuo atveju LRT, turėdama 80 milijonų biudžetą, jinai ateina ir aš jau perfilmavau iš jų tinklalapio, kai buvo praėję mažiausiai pusvalandį, kaip minimum pusvalandį, ten kabėjo visą tai, visi galėjo klausytis, nusirašinėti ir taip toliau. Aš kadangi buvau 2 languose ir ten matosi, kai aš filmuoju, nes man rankos drebėjo, klausykite, vaikų, aukų, pavardės, vardai, mamos įvardinti. Tai aš kadangi turėjau 2 laukus atsidarius, tai vieną įsijungiau dar sykį, jau jie išėmė po kažkiek tai laiko, bet tas, kurį aš buvau atsidarius, jisai dar veikė labai ilgai. Aš galėjau žiūrėti, kartoti tą video, jeigu buvau atsidariusi tą langą. Ir jie po to iš viso naikino ir pačią publikaciją po kažkiek tai laiko. Nes atsakomybė už tokį dalyką bus teisėjui, LRT. Žinot, Rūta, jūsų laidoj pirmą dalyką noriu pasidžiaugti, kad teisingumas triumfavo, nes aš visada buvau įsitikinęs, kad Bartoševičiaus byla turėtų baigtis būtent taip. Ir aš nekalbu apie ten, ar 7 metus jis gavo, ar 6, ar 8, čia netame esmė, kad jis gavo realią laisvės atėmimo bausmę, kad jisai, mano vertimu, pagal tai, ką žinojau toje byloje, tai yra tikrai buvo gausa faktų, kurie liudija, kad jisai šias veikas atliko. Ir
pirmą, tai aš noriu pasidžiaugti, kad teisingumas triumfavo. Taip. Pasidžiaugti noriu ir tų aukų vardu, nu aš jų su jais nekalbėjau, nežinau, bet aš žinau, kaip jie jaučiasi tokiais atvejais aukos, kad vis tik tai vaikai, tuo metu buvę vaikai, sugebėjo, na, kaip pasakyti, jausdami neteisingumą sugebėjo, na, turbūt įtikinti savo tėvus, papasakoti savo tėvams ir po to visas šitas tėvai išdryso pradėti procesą. Taip. Ir dabar čia yra esminis dalykas. Tėvai išdrįsdami pradėti šitą procesą visuomet bijojo vieno ir vienintelio pagrindinio dalyko. Tai yra, kad jų vaikų pavardės, kurie per visą gyvenimą neštų didžiulę naštą, siaubingą naštą, jeigu jų pavardės būtų paviešintos. Ir pagrindinis visų tėvų tikslas, tų aukų tikslas, tėvų tikslas buvo, kad per tyrimą ir advokatų tikslas, kurie ten veikia, buvo, kad per šitą tyrimą nepaaiškėtų tikrosios nusikaltimo aukos. Nes jeigu jos paaiškės, tai bus jiem dar dvigubai žala prie to, ką ponas Bartoševičius su jais išdarinėjo. Ir dabar įsivaizduokit, per visą tyrimą praeina stebėtinai. Prokuratūra iš tiesų veikia unikaliai, atiduoda tyrimą į, dabar jau pasakyti, atrodo, į Panevėžį, specialiai, turbūt ten yra kažkokia tai, matyt, pasitiki labiausiai prokuratūra ten keliais prokurorais, kad ten nebus paveiku ir sugeba tą bylą ištirti, nepaviešindama jokių pavardžių ir atnešti į teismą. Teisme pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos procesas vykdomas taip, kad nepaaiškėja nei asmenų pavardės, išskyrus tai, ką mes žinom nuo pat pradžių, kad tai vyko, reiškia, žuliukas ir taip toliau, kad šitie faktai, kurie buvo patys žinomi. Ir dabar įsivaizduokit, paskutinėme etape, paskutinis akordas, skelbia apeliacinis teismas, reiškia, apeliacinėme procese skelbiamos yra nuosprendis ir teisėjas, aš spėju, kad negalėčiau kitaip manyti, aš spėju, kad iš klaidos padaro didžiulę klaidą, nes, kitaip tai tada būtų čia apie nusikaltimą reikėtų kalbėti, aš manau, kad tai yra netyčinė klaida, teisėjas perskaito. Vienareikšmiškai, jeigu klaustumėt manęs, ar tai yra minimum etikos pažeidimas, taip, manau, kad tai yra. Ir kiek girdėjau, jau kažkas iš Seimo narių lyg tai yra kreipęsis į teisėjų tarybą, manau, kad tai yra etikos pažeidimas ir teisėjas, taip pasielgti negali. Vienareikšmiškai, kaip visą procesą, uždaras procesas ir labiausiai reikia saugoti šito nusikaltimo, labai jautraus nusikaltimo aukas. Nepamirškim, kad tiem vaikam buvo ten apie 14 metų, ten ar kažkas panašaus, dabar jie yra pilnamečiai, va tik, 17 mečiai, 18 mečiai, 19 mečiai, va tik, va jie, ir jūs įsivaizduojat, va tokį daiktą prie tos patyčių kultūros, kur yra dabar Lietuvoje, numesti, leisti ir kad vaikai sužinotų jų aplinka, tai čia yra tų vaikų, nežinau, jiem ir taip yra labai sunku ir buvo labai sunku per visą tą procesą, per visą tą bylą, dėl to, ką jie patyrė. Ir dabar dar papildomai, čia yra viskas, čia yra to vaiko laidotuvės visuomenėje. Terminas, pakartotinė viktimizacija. Bet čia yra, čia ne tai, kad čia nepakartotinė, čia dar teisiškai sako, taip. Bet jie išgyvens, nes nuolat jiem tai primintų. Čia visam gyvenimui baisu. Ir maža to, kad teisėjas padaro klaidą, kuri mano vertinimu yra, net ir klaida, bet jin yra pažeidimas minimum etikos ir tai yra baisu, kas atsitiko. Prie viso to mes turim nacionalinį transliuotoją, kuris kovoja su didžiausiais mitingais už laisvą žodį ir nesugeba apsaugoti nepilnamečių vaikų tuo metu buvusių nuo, kaip jūs sakot, pakartotino ir nuolatinio gyvenimo naštos. Kitaip tariant, neįgyvendina etikos kodeksuose parašytų taisyklių. Čia visi pažeidimai čia yra visuomenės informavimo, vaiko teisių apsaugos įstatymo ir visos eilės. Ir dabar žiūrėkit. Ir čia klausimas, kad buvo kreiptasi dėl teisėjų tarybos, viskas tvarkoja, kreipėsi,
Mano pirma reakcija, kur turėtų būti kreiptis, tai reikėtų kreiptis į LRT etikos. Kai jūs parašėt man jau šitą informaciją... Nebėra, jų etikos, ten ta Žilinskienė išėjo pas kažką tai kitą dirbti. Tada tiesiai į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją, kurie tyrė šitus pažeidimus, nes kai jūs man parašėte, aš tik tiesą pasakysiu, nespėjau dar prie to prisėst, klausimą vieną dar neištyriau, ar gali kreiptis ne pats asmuo. Ar galima už jį kreiptis šituo atveju, reikia tą ištirti. Man atrodo, šiuo atveju galima. Nes čia toks viešas interesas, ko gero. Čia yra absoliučiai viešas ir čia yra nepilnamečių teisų pažeidimas, kurį prižiūri LRTK. Nes šitą padaryti... Čia net gal patys turėtų tyrimą pradėti. Šitą padaryti... Žinot, dėl LRT kas nors pas tyrimą pradės, nebūkim naivus. Bet vienareikšmiškai, kad šitą pasikreipimą reikia padaryti, nes jeigu mes, bet visi sako, tai kodėl tegul kreipiasi tie tėvai, jie negali kreiptis. Dėl to, kad jų kreipimasis jau atskleis pavardės. Tik visuomenė, tik viešo intereso gynimų, jeigu tai yra leistina šiuo konkrečiu atveju, spėju, kad leistina, bet tą reikia dar būti patikrinti. Tai tik visuomenė galima apginti, tik viešą interesą, nes tie tėvai, jie gins savo vaiką, jiem tikrai nėra jokios prasmės dar kartą tą viešinti. Tai, bet žinot, taip aš labai žmogiškai, aš čia dabar susijaudinau, nes man gaila be galo tų tėvų ir vaikų, kurie praėjo per pragarą šitame tyrime, per pragarą čia yra visiškas pragaras ir pats tyrimas. Kai šis, nežinau kaip pavadinti asmuo, aš jo asmeniu nenoriu vadinti to Bartoševičiaus. Jisai pasako, kad jisai žulėje elgėsi, jisai chamiškai elgėsi. Iki pat paskutinės akimirkos sakė, aš nekaltas. Iki pat paskutinės sakė nekaltas, kaip faktažas ten yra, patikėkit, ten daug yra visko. Ir šitaip elgtis toliau ir dabar dar nuo galo tokią klaidą pamest. Tai duok Dieve, kad tie vaikai nebūtų girdėję to, aišku, tie tėvai tikrai girdės, bus matę, bet kad jie neparodytų šito fakto, kad šitos pavardės būtų ištrintos ir niekada visuomenė nesužinotų, nes sužinos bent keletas asmenų, nueis iki tų vaikų aplinkos, jie yra pasmerkti. Jie yra tiesiog pasmerkti. Tai tiesiog gaila, o tiesiog apibendrinant, aš tikrai noriu pasidžiaugti dar kartą. Tikrai apie tą bylą žinojau pakankamai, duomenų turėjau, bet noriu pasidžiaugti, kad Bartoševičius šiuo atveju, nes aš, žinokit, aš netikėjau. Jūs netikėjo, kad... Aš galvojau, kad šitą bylą suvels, politizuos, padarys ją politinių motyvų, primes dar kažkokių dalykų, kad ją padarys. Ir aš labai noriu sulaukti aukščiausio teismo, nes net nebijoju, kad jie skųs kasacijai. Noriu sulaukti kasacinio teismo. Labai noriu. Tai bus padėtas taškas ir bus visiems tada aišku. Nežinot, visko būna. Kasacinis teismas išteisina ir labai tokių, mes čia neminėsim pavardžių, labai ryškių dabar vėl politikų netgi, kur staiga visi mato, skėsteli rankom. Po to sakai, o koks įdomus sprendimas. Tai visko būna, bet norėčiau tikėti, kad šitoj byloj to nebus, nes ten kiek man teko žinot kažkiek, tai ten tuo faktažo daug. Žinokit, aš turiu jūs jau paleisti, nes aš žadėjau, kad jūs turit pateisinamą priežastį bėgti iš mūsų studijos, bet tada turit pažadėti, nes mes turime čia mes tik tai pusę mūsų klausimų, kuriuos esam... Bet Rūta dar ateis, čia pusę aptarėm, bet žinokit, dar kitą pusę dar ateis ir kitą savaitę garantuoju. Aš tiesiog noriu susitarti, kad jau greitai iš karto mes tarėmės, kada mes galėtumėm vėl pratęsti mūsų pokalbį, nes to temų liko gausybė. Tai tarkimės per porą savaičių, kad, pavyzdžiui, po savaitės, sekančią arba vėliausiai po porą savaičių susitiktumėm ir patarsim. Gerai sutarėm. Ačiū Jums labai, dėkui žiūrovams žiūrėjusiems, iki pasimatymo. Visą geriausią.